Aš turiu vieną labai tamsią mintį savo galvoj, kur kai sako, kad kodėl toks keista, kad kodėl jis toks užtikrintai čia taip kalba. Jeigu jie turi kažkokią ten instituciją teisėsaugos ar STT ar panašiai, ar savo kišenį, ar savo draugelį, ar panašiai, čia yra mano tamsi mintis. Kai jie čia sėdi saugus, nežino, kad pagal įstatymą jie bus, nebus nubausti kažkokį tai, nes to institucija turi savo žmogų. Čia būtų brutalu, čia iš tikrųjų būtų brutalu. Ir vėlgi aš grįžtu į tą Kaune, kur sakau, ten renginio organizatoriai, ten ar apsauginiai, ar dar kažkas. Žemaitaičio sėbrai, penktakolonininkai, paleckininkai, tada tu eini mafukai, fotkas matai Žemaitai su mafukais, vapšė kriminalinė jobana partija. O aš nežinau, kiek jie turi tų ryšių, aš nežinau ir kai taip užtikrinti. Dabar yra kitas dalykas, kad gal nėra taip blogai, o jis tiesiog, užtikrintai tą vaidina, nes taip daro ir nusikaltėliai, kai jie labai užtikrintai, pasakoja čia, kad parduoti tą imidžą. Ir galų galia, jeigu nuteis, tai nuteis ar taip ar taip jau, tipo. Bet jeigu nenuteis, ar ten jeigu pritrūks duomenų, ar kažką, tu bent jau užtikrintai, tą reputaciją prie žmonės turės ir panašiai, nes galų galia daug žmonių vis tiek nusikaltėliais tiki ten nors ir išaiškina, kad nusikaltimus padaro. Bet bleta, tamsi mintis yra ta, kad tai, kad dabar nepradėjo STT tyrimo, ką jie tyrė? Ką jie tyrė tada? Kodėl? Taip keista. Ką jie tyrė? Dabar aišku, yra galimybė, kad Žukauskas tiesiog padarė masyvę klaidą kažkur. Kažkaip skaičius sukūrė kažkokius, bet, abejoju, ar skaičius sukūrė, tai, yra galimybė, I guess visą laiką yra tokia galimybė, bet mes pažiūrėsim, ta istorija dar aišku nesibaigs. VRK daro tyrimą naują ir pažiūrėsim, kas su STT bus, bet čia, nežinau, baisu iš tikrųjų būtų, bet vėlgi. Iš tokių kaip Nemuno aušra galima tikėtis visko, tokie niekad neturi būti politikoje. Bet, kadangi turim ypatingai daug dalbajobų, kurie jas išrinko, jų neturėtų būti valdančioje daugumoje, tai turėtų būti marginalinė partija, kokia ir yra ir tiek. Tokių visą laiką buvo. Bet turim socdemus, kurių beje neišrinko, melą išrinko, žmonės išrinko melą. Tiesiog, tai aš net negaliu sakyti, kad žmonės tą išrinko, nes žmonės ne tą rinko, žmonės balsavo tada už juos, kai jie sakė, kad su Nemuno aušra neis į koaliciją. Ir jo, žmonės išrinko melą, tai aš net nežinau. Bet socdemai tada ne tik, kad per tą melą, bet jie tada dar ir paėmė juos ir naiblino juos ir metus laiko dviejose skirtingose koalicijose ir gina juos, ką bedarytų, atrodo, neįmanoma nieko pažeis, konstituciją, įstatymus, ten priesaikas, ką tik nori pažinėja ir socdemos viskas sueina. Tai čia dvigubai dalykai yra tragiškai.